Patrz, to w ogóle jest jeszcze jakaś. Ruchy, ruchy! Klubas iš Lenkijos Finland, klubas iš Kuršo, vietiniai žemaičiai. Dobra, ktoś z Finlandu może iść, niech idzie. Klubas iš Jotvingių šalies, Jotvo sūnus. Tai 4 klubai, 4 grupės, po 3 karius susikaus grupinėse kovose ir turėsim finalistus ir išrinksime 1 vietos ir 2 vietos laimėtojus. And you are here? Yeah, we're here. O, Rzeczpospolita is here. A gdzie jest ten? Dabar tik tai žiūrovų norėsim paprašyti, stebėkit aplinką. Būna, kad tie kirviai lūžta, būna, kad kalavijų detalės lūžta ir nuskrenda į žiūrovus. Būna, kad ietis išskrenda iš rankos, žmogus ne visada sukontroliuoja. Stebėkit, ypač į vaikus, jeigu nuskrenda kokia ginklo detalė, koks kirvis išsprūdo iš rankos. Nu jau žiūrėkit, laiku pasilenkit ir saugokit save. Nu, kitų apsaugos priemonių dabar neturim. Jeigu norit iš arti viską matyti, už save ir atsakyti. Visą laiką planavimas yra viskas. Planuoti, negu turėti tik tais vieną planą. Žiūrėk, sukvieskit grupės ir paaiškinkit taisyklės. Dabar Vinlandas klausimas. Komandos! Komandos kviečiamus į centrą, to išaiškins teisėjai jums taisyklės. Jotvingiai. Okay, everyone is ready? Okay, everyone is ready, everyone understands English? Okay. Yes, maybe something. Okay. So if you will have a question, we will explain. No, we don't know the rules. Okay, yeah. So basically, the first thing... O čia yra Vinland žmonės ir galime matyti, yra 2 žmonės su trumpais ginklais, vienas su dvirankiu kirviu, o Sigurd kovotojai visi ginkluoti trumpais ginklais. Žiūrėsim, kaip gausis. Sigurd! Sigurd! Vai! Šį kartą laimėjo komanda iš, jeigu neklystu, Vinland, Lenkija, Rzeczpospolita. Vienas 0, duodamas antras suėjimas, jeigu bus 1-1, bus ir pratęsimas. Kaip gražiai surimavau.
grįžo kalavijas, kaip matėt. Vienas prieš du liko. Labai neblogai kovotojas valdė situaciją. Nu, bet, aišku, situacija buvo jau nulemta. Gerai, 2-0 laimėjo komanda Vinland, Žečpospolita, Lenkija. Jo, čia viskas greitai, ten žinai, dar ypač jie užsijuda kažkur, o kiti užbėga tau. Na ir kaip matom, kalavijo galas rodo, kad smūgiai yra rimti. Lūžta metalas, krenta dantis, lūžta kaulai. Šiaip pasižiūrės, atrodo, į šarvus pataikė, o po šarvais procesai visgi vyksta. Tai raktikauliai, visokie dilbiai lūžę, tai yra kasdienybė dalyvių šitą renginį. Ačiū kolegams. Ir viena garbės dvikova 3-3, kadangi jau laimėjo bet kokiu atveju klubas iš Lenkijos, tai tiesiog sukovojimas, kad ar bus sausas rezultatas ar ne. Šiaip galim pastebėti, kad nėra komandinės dvasios ir kovotojai kaunasi daugiau trijose atskirose dvikovose negu bendroje rikiuotėje. Pažiūrėsim, kaip baigsis vėliau. Ir vėlgi 3-0 įrodė savo pranašumą Vinland kovotojai iš Lenkijos. Irgi kovotojai yra iš gana lietuviško miesto, iš Baltsagės, iš Białystoko. Kameru, patrz na wideo, ty się tak zapijał. A co nie funkcjonują? A to co nie? Jurek jest tego apostół snapa. To pierwszy na sławny wykład. Ale patrz, to tak jak byłeś bliżej, to gościu ten w szłomie, to walczył z tobą. Dwa hity dostał, licząc to wszystko, to jak to chyba leci, nie? Na ir finalinė kova. Jotvos sūnus prieš Vinland. Na ką, laimėjo pirmąjį suėjimą efektyviai gana, laimėjo grupė Vinland. Žečpospolita iš Białystoko, iš Baltsagės, iš mūsų buvusios Lietuvos. Antras suėjimas. Paskutiniai nurodymai kariams duodami. Ir šį kartą laimėjo komanda Jotvos sūnus Lietuva. Vienas, karvės pienas, o kol kas tai lygiosios. Tai matom pasirinkama taktika, kada dviese puola vieną, kuo greičiau užkapos vieną, tada lieka sekantis ir dabar.
Gerai, ir Apoelės šauniausia draugovė, 3-3 turnyro nugalėtoja yra komanda Vidland ir laimi šį geriamąjį ragą pilną pačio uoliausio alaus. Ir antroji komanda užėmusi antrą vietą Jotvos sūnus gauna mažesnį ragelį, bet vėlgi pilno uoliausio alaus, o promilis rytoj parodys, į kurį ragelį buvo tankiau pilta. Ačiū kovotojam, ačiū komandom ir susitiksime visi 19 valandą turnyro rate, kur susikaus kovotojai dėl stipriausio Apoelės festivalio kovotojo vardo 1-1. Dabar mūsų laukia tradicinių senovinių šokių mokymai su Platelių kultūros centro folkloro ansambliu Platelė, o 19 valandą mano minėtas kovos turnyras, po kurio laukia mūsų masinė kova, o vėliau galėsime ir užsiimti su žemaitukais žirgais, apie ką pranešiu ir vėliau. Jeigu kas norit pasidaryti fotografijų su kovotojais, su jų šarvuoti ir panašiai, tai prašom jausis laisvai, eikite artin ir pasiliksit atminčiai bent vieną gerą atviruką iš Apoelės festivalio. 20-ąją Apoelės festivalio. First fight, I little bit cheat, I can be honest. I get too much, but...